Štai koks grožis. Reikia būti atsargiam, gali kristi akmenys. Nuo kalno magiški vaizdai atsiveria. Čia Yandexe leidžia važinėti net su dešiniai pusėje vairo. Labas rytas, šiandien pusryčiai su vaizdu į Araratą. Šita vieta vadinasi Čarenco arka. Jie randasi maždaug pusę valandos su mašina nuo Jerevano centro. Atvykau taksi, kainavo 5 eurai plus minus. Ir pagrinde šitą arką populiari tuo, kad atsiveria gražus vaizdas į Araratą. Dabar jisai nelabai matosi, bet čia dažnai tai būna, kad šioks toks kaip rūkas būna. Arka randasi maždaug 1,5 kilometro aukštyje. Dėl to jaučiasi, kad šiek tiek atvėso lyginant su Jerevano centru. Reikia džemperio. Jerevane centre užteko trumpom rankovėm maikės. Autobus atvykau į Garnį miestelį, jame yra šventykla. Nusipirkom bilietėlį, kainuoja 1500 vietinių pinigų, netoli 4 eurų. Einam susipažinsim su šventykla. Štai koks grožis. Šventykla apsupta kalnų. Tai Garni šventykla yra pagonių šventykla. Nėra žinoma, kada tiksliai pastatyta. Manoma, kad 1 arba 2 mūsų eros amžiais. Iki Armėnijai tampant krikščionišką šalimi. Beje, Armėnija krikščionybę priėmė 301 metais ir tai tapo pirma valstybė, kurioje krikščionybė tapo valstybinė religija. Šita šventykla smarkiai nukentėjo per žemės drebėjimą 17 amžiui ir buvo atstatyta 80-metį praeito amžiaus. Beje, tai yra vienintelė graikų romėnų šventykla Armėnijoje ir visoje buvusioje Tarybos Sąjungoje. Ir net manoma, kad tai yra ryčiausia aplamai graikų romėnų šventykla. Nuo šventyklos atsiveria graži panorama. Va, namai su milijono vertės vaizdu, ne tik į šventyklą, bet ir į kalnus. Galima eiti į vidų šventyklos, tik laiptai tokie status pakankamai. Op, 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 op. Vidai nieko gero taip.
Išėjus iš Garni šventyklos galima leisti žemyn ir prieisime dar vieną neįprastą vietą. Pažiūrėkit, kokios uolos. Įėjimas į šitą vietą 300 dramų kainuoja. Nuo Garni šventyklos iki čia aš užtrukau apie 20 minučių. Taigi šita vieta vadinama Akmenų simfonija. Pažiūrėkit, kokios įspūdingos gamtos suformuotos olos, kokia nestandartinė forma. Ir rašoma, kad uolų aukštis apie 50 metrų. Reikia būti atsargiam, gali kristi akmenys. Kas vyksite į Garnį, sakyčiau, būtinai čia atvažiuokite, labai graži vieta, to labiau šalia Garni šventyklos. Ką teko girdėti, kad kai kurios kelionių agentūros čia neveža, nes joms tai pakankamai sudėtingas privažiavimas. Todėl pasižiūrėkit variantą, siūlyčiau, kad arba savarankiškai čia galima atvykti, arba su privačiu vairuotoju, arba įsirinkti jau tą ekskursiją, kuri nuveš iki čia. Nes kitaip, sakyčiau, daug prarasite. Matėt, kad akmenys gali kristi. Kas turit, pasiimkit šalmą prieš čia vykdami, jeigu norit galvą įsaugot sveiką. Poilsio metas. Atrodo, taip saldžiai ilsisi. Kaifas. Ir aš bėgu įsidariau, į jį bežiūrėdamas. Pasitikslinau dėl to traukinuko, tai pasirodo jisai tik tai po Akmenų simfonijos teritoriją veža. Pirmyn atgal tik tai. Ir viskas. Noriu šiek tiek pakomentuoti savo keliavimo būdą Armėnijai. Kaip turbūt jau supratot, kad daugumoje aš keliauju visuomeniniu transportu. Ir kur visuomeninio nėra arba užtruktų per daug laiko, imuosi Jandekso taksi. Šiaip, ką noriu pasakyti, kad tokio būdo keliavimo nerekomenduočiau, ypač tiems, kas nėra buvę Armėnijai anksčiau. Kodėl? Mano atveju vienas dalykas, aš jau esu buvęs Armėnijai 8 dienas prieš tai ir aplankęs nemažai vietų. Todėl, sakykime, perkantis ekskursiją man arba labai daug kas dubliuotųsi, ir nebėra to tokio įdomumo. Kitas dalykas, aš pakankamai neblogai šneku rusiškai. O čia didžioji dalis šneka rusiškai, todėl, turbūt 90% ir daugiau atveju visada gausiu atsakymą, kur stotelė, kaip nuvažiuot, arba padės iš karto, arba nukreips, kur aš galiu pasiklausti, todėl dėl to problemų nėra. Tiem, kas nemoka rusų kalbos, gali būti sudėtingiau.
Kitas dalykas, šiandien yra balandžio 25 diena, nors ir orai jau kaip lietuviška vasara, bet čia dar sezonas neprasidėjęs. Ta prasme, kad dar ne visos ekskursijos vyksta, kažkur gali būti keliai uždaryti, todėl ir tos programos nepilnos arba pakeičia taip, kad nebe visada patrauklu. Todėl mano patarimas, jeigu vyksite Armėniją, tai vykite nuo gegužės taip maždaug vidurio iki turbūt rugsėjo vidurio ir rugsėjo galo, kada ir ekskursijų pasirinkimas bus didesnis. Dabar labai ribotas tas visas klasikydės, kuriuose aš jau esu buvęs. Tai dar viena priežastis, kodėl aš keliauju būtent taip. O šiaip grupinių ekskursijų kainos taip vidutiniškai 25-30 eurų, kai kurios ilgesnės gali kainuoti iki 50. Dažnai dar papildomai reikia susimokėti už bilietus į lankomas vietas. Kas liečia privačius vairuotojus, čia susirasti nėra sudėtinga. Vėlgi, jeigu kalbat rusiškai, tikiu, kad dažnas taksistas ar dažnas Jandekso vairuotojas bus susidomėjęs, jeigu paklausit, ar nenorėtų rytoj pavežioti, bet turbūt geriausia turėti jau galvoj planą, ką jūs norit pamatyti. Tada lengviau ir dėrėtis ir badau tą kainą nebūtų žymiai didesnė, jeigu, sakykime, perkat grupinės ekskursijas, o jeigu 3-4, tai gal dar ir sutaupytume tada. Kas liečia visuomeninį transportą, bent jau susisiekimas tarp miestų gali būti pakankamai painus, nes čia nėra tokios vienos autobusų stoties. Žodžiu, yra šiaurinė, yra pietinė, yra centrinė, yra autobusų stotelės, kurios veža į, sakykime, rytinius regionus, rytinius miestus. Tai taip, vienas dalykas, reikia žinoti, iš kur važiuosit. Tada jau ten vietoj galima atsiras nuvykusi į stotį. Dar kas prideda painumo, tai vietinė abėcėlė, nes dažnai ant autobusų tiesiog užrašyta armėniškai kokia kryptis ir jūs ten, aišku, nieko nesuprasite. Gal tik tai į Gyumrį visgi rekomenduočiau vykti savarankiškai, nes vienas dalykas nesudėtinga ir nebrangu nuvažiuoti, o ir galėsit skirti laiko tiek, kiek norite. Kelias iš Garni į Jerevaną prastokas, o visas autobusas kratosi, ramiai nepasėdėsi. Vis tenka pašok nuo sėdynės karts nuo karto. Ojojoj. Grįžom į Jerevaną ir papuoliau į Nansen parką. Parke visokių įdomių skulptūrų galima atrasti. Bažnyčia irgi. Labas rytas, šiandieną tyrinėjame Jerevano apylinkės. Atvykau prie vienuolyno esančio 40 km nuo miesto. Važiavau valandą laiko autobusu ir dabar paskutinė atkarpa teks nueiti peškom nuo stotelės. Štai kokios kapinės Armėnijoje, visur paminklai su nuotraukom, bent jau didžioji dalis. Penkiolika minučių kelio pėstute ir prieiname vienuolyną. Kaip matote, autobusų daug, šita vieta turistinė, populiari. Vienuolynas vadinasi Korvira beje.
vienuolynas ant kalno, tai lipsim laipteliais ir po to takeliu ten, kur žmonės eina. Įėjimas į vienuolyną nemokamas. Turkijos siena čia visai prie pat, turbūt net kilometro nėra ir Pildik jau sveikina Turkijoje. Gražus žinoma vienuolynas, bet vaizdas atsiveriantis į Araratą dar įspūdingesnis. Lipam ant kalno pasigrožėt vaizdais. Nuo kalno magiški vaizdai atsiveria. Korvirap vienuolynas yra viena iš lankomiausių piligriminių vietų Armėnijoje. Čia matote sporto ir koncerto areną. Prieiname monumentą skirtą armėnų genocidui. Prieš 4 dienas, balandžio 24, buvo metinės armėnų genocido pradžios. Buvo nedarbo diena Armėnijoje. Tai turbūt šitas visas gėlės iš metinių minėjimo. Dega amžinoji ugnis.
Memorialas randasi ant kalno, su vaizdu į miestą. Taigi trumpai, šitas memorialas skirtas armėnų tautos genocidui, kurį vykdė Otomanų imperija Pirmo pasaulinio karo metais. Genocido pradžia laikoma 1915 m. balandžio 24 diena ir tęsiasi iki 1917 m. ir skaičiuojama, kad aukų galėjo būti iki 1,5 milijono. Su genocidu susijusi ir dar viena tema, tai armėnų emigracija. Armėnų tauta unikali tuo, kad užsienyje gyvenančių armėnų yra daugiau negu pačioj Armėnijoje. Armėnijoje gyventojai yra panašiai kaip Lietuvoje, apie 2,8 milijono, o pasaulyje priskaičiuojama nuo 7 iki 9 milijonų armėnų. Didžiausias diasporas yra taip pat didžiausia Rusijoje, o antra pagal dydį Jungtinėse valstijose ir daugumoje Kalifornijoje. Los Andžele net yra rajonas, kuris vadinasi Mažoji Armėnija. Rusijoje skaičiuojama apie 1 milijoną armėnų, o Jungtinėse valstijose netoli 500 milijono. Aišku, genocidas nebuvo vienintelė priežastis, dėl ko žmonės bėgo, tų žudynių būta ir anksčiau. Kiek mažesnių turbūt, bet visgi genocidas buvo viena iš didžiųjų priežasčių. Čia ir mūsų pažįstamas Araratas, kaip visada neypatingai gerai matomas. Taip pat yra ir muziejus, kur galima plačiau sužinoti apie genocidą ir armėnų tautą. Muziejus įdomus, aišku, tematika labai liūdna, galima plačiau susipažinti su istorija, yra daug nuotraukų, net vaizdo medžiagos. Kokią valandą tikrai galima praleisti drąsiai. Atvykau į rajoną, kuris vadinasi Kont. Tai yra seniausias Jerevano rajonas. Taip viskas persipynę, seni namai, sovietiniai daugiabučiai, ten naujos statybos daugiabutis atrodo. Vaikštant po rajoną yra toks jausmas liktai po favelas, po lūšnynus vaikščiotum, ta visa aplinka, sakykime, atrodo pakankamai niūriai.
Bet laimiai Armėnija yra saugi šalis, todėl čia galima vaikščioti drąsiai. Turim ir bažnyčią. Tarp kontrajono ir centro yra pėsčiųjų tunelis, tiesiog uoloje. Tunelis apšviestas, matosi šviesa kitoje pusėje. Maždaug 6-7 minutės kelio ir mes jau miesto centre. Na ką, mano laikas Armėnijai baigėsi, kviesiu taksą ir važiuosiu į oro uostą. -20 minučių, -4 eurai ir mes oro uoste. 1:30 ryto, oro uostas gyvas, kaip dienos metu būtų. Na ką, atėjo akimirka atsisveikinti su Armėnija. Tai trumpai galiu pasakyti, aš jau čia lankausi antrą kartą. Abu kartus grubiai buvau po savaitę ir tikrai man šita šalis patinka. Jeigu atvykčiau trečią kartą, dar būtų ką pamatyti. Nes tiek gamtos grožio, kad nei per vieną kartą, nei per du nespėsi. Kuo Armėnija patogi, tai tuo, kad galima bazuotis Jerevane ir iš jo važinėti į skirtingas ekskursijas. Draugiškos kainos čia, nakvynių kainos, taksi, visuomeninio transporto tikrai nudžiugins. Kas liečia maistą, kavinių kainas, tai priklauso kur eisit, bet visgi su Lietuva lyginant tikrai kainos neturėtų gąsdinti. Armėnijai gali būti sudėtinga tiems, kas nemoka rusų kalbos, nes angliškai tikrai nedaugelis moka, bet kas moka rusų kalbą, tai manau jausitės kaip namie. Problemų tikrai nebus susišnekėti, žmonės padeda, kai reikia, pakankamai draugiški. Dabar jau nebežinau, ar susitiksim po savaitės. Visą vasarą laukia darbų maratonas, tai net nežinau, ar turėsiu laiko, noro ir jėgų kažką filmuoti. Bet sužinosite po savaitės ar po 2, ar bus naujų laidų ar ne. Iki pasimatymo.